Jei tūlo lietuvio paklaustume, kas yra Vytautas ir Jogaila, dažniausias atsakymas būtų Vytautas didvyris, o Jogaila išdavikas. Be to, Jogaila dar ir lenkas. Taigi. Jogaila nėra joks išdavikas, o Vytautas nėra joks angelas, kuris gali išgelbėti visais laikais tą Lietuvą. Iš tikrųjų, Jogaila yra lietuvis, visų pirma pasakykim. Yra Vytauto pusbrolis. Vytautas yra Kęstučio sūnus, Jogaila yra Algirdo sūnus. Algirdas ir Kęstučius buvo broliai, Gedimino vaikai. Tai štai, turime du Gediminaičius, kurios yra dirbtinai, man regis, perskyrusi 20 amžiaus pirmos pusės Lietuvos, net ne istoriografija, sakyčiau, o tokia bendra visuomeninė nuotaika. O nuotaika buvo kokia, mes be Vilniaus nenurimsim ir Vilnių atėmė Lenkai, o už Lenkų stovi nekas kitas, kaip toks, sakykime, niekšas Jogaila. Pirmiausia, dėrėtų prisiminti, kad viduramžių moralė gerokai skyrėsi nuo šiandienės, o politinės niekšybės ir išdavystės buvo vertinamos kaip savaime suprantamas dalykas. Nereikėtų pamiršti, jog Lietuvos istorija neprasidėjo su Vytautu ir Jogaila, o šaknimis siekia gerokai giliau. Čia ir veda dinastiniai ginčai. Kol kas kalbame tik apie vidaus, o ne užsienio politiką. Vytenis, Gedimino brolis, valdo Vilniuje, o Gediminas Trakuose iš pradžių. Gedimino sapno legenda yra nekas kitas, kaip atspindi tą, kad Gediminas reziduoti iš Trakų pereina į Vilnių. Tai buvo ir prie Algirdo Kęstučio poros. Kadangi Algirdas vyresnis, jis sėdi Vilniuje, o Kęstutis Trakuose. Tai štai ir labai paprastas dalykas. Algirdas yra pirmas dinastas arba įtakingiausias dinastijos žmogus, dėl to savaime antrojo dinastijos žmogaus vaikai jau atsidūrė 6 vietoj. Kitaip tariant, Vytauto kelyje į Vilniaus sostą visa eilė pusbrolių Algirdaičių. Nekalbant jau apie tikrus Vytauto brolius. Kęstutaitis iš Trakų puikiai suvokia, kad nelaimėjus pusfinalyje neišeis ir į finalą, todėl užverda dinastinės kovos. Visa Vytauto biografija yra siekis pereiti iš vienos grupės, tų antrokų ar šeštokų, į pirmūnų grupę. Ir jam tas pavyksta, kad jis galbūt jau prilygsta ir Jogailai. Pats Jogaila taip ir liko pirmūnų iki pat gyvenimo galo ir netgi pergyveno Vytautą. Vytautas miršta 1430, Jogaila po 4 metų, bet paprastai lietuviai kažkodėl nutyli, kad Jogaila iki pat mirties buvo ne tik Lenkijos karalius, bet ir aukščiausias Lietuvos kunigaikštis, o Vytautas tik didysis Lietuvos kunigaikštis. Tai štai, Vytautui vis dėlto taip ir nepavyko ir žmogiškąją prasme, ir, pavadinkime, valdoviškąją prasme nustumti Jogailą. Jogaila nebuvo prastas valdovas, gal jis nebuvo genijus, bet tai yra iš tikrųjų sumanus valdovas. Ir galima net sakyti, be Jogailos pritarimo nebūtų ir Vytauto išdykėliškumo. Vytautas veikia beveik visada Jogailos, nesakyčiau, leistose rėmuose, bet iš esmės, kur Jogaila yra naudinga, ten Vytautas ir lošia. Dinastijų politinė kova užverda 14 šimtmečio pabaigoje ir yra paženklinta Kęstučio nužudymu ir 2 Vytauto pabėgimais pas kryžiuočius. Jos pradžia Jogailos ir jo dėdės Kęstučio konfliktas. Yra kova dėl dinastijų ir ji prasideda, kai 1382 metais Kęstutis nuverčia Jogailą. Populiariai tariant, kyla pilietinis karas tarp 2 to paties medžio šakų. Pasinaudojęs Kęstučio išvykimu, Jogaila vėl užima Vilnių. Kęstutis stoja į kovą su sūnėnu, bet suvokęs jėgų pranašumą, leidžiasi į derybas. Vytautas ir Kęstutis įkalinamas Krėvos pilyje. Senasis kunigaikštis ir jo žmona Birutė nužudomi, o Vytautas pabėga persivilkęs žmonos drabužiais ir pasiprašo ordino prieglobsčio. Čia pasikrikštija, pirmą kartą Vygando vardu. Tačiau po 2 metų, 1384-aisiais, nusiaubęs ordino pilis ir prisiplėšęs grobio pabėga. Apsistoja Rusėnų žemėse. Per 2 metus darsik apsikrikštija, Aleksandro vardą priima iš stačiatikių, o per Jogailos ir Jadvygos vestuves tuo pačiu vardu krikštijasi ir katalikų katedroje. Vytauto galia, o tuo pačiu ir politinė įtaka didėja.
1389-aisiais jis mėgina jėga iš Jogailos brolio Skirgailos atimti Vilnių. Nepavyksta. Tuomet ir vėl pabėga pas kryžiuočius, šįsyk su jį palaikančių lietuvių ir žemaičių karių būriu. 1390-aisiais Vytauto vedami ordino broliai vėl puola Vilnių ir jį nuniokoja. Tiesa, pilių nepaima. Reidų į Lietuvą metu kai kurios Lietuvos pilys Vytautui pasiduodavo be kovos. Pagaliau, dar po 2 metų, 1392-aisiais Vytautas vėl palieka ordiną, nusiaubė jų pilis ir įžygiuoja į Vilnių. Čia jo laukia pripažinimas. Iki 1396 Vytautas jau buvo pripažintas didžiuoju kunigaikščiu visose LDK žemėse, nors tik 1401 gavo kunigaikščio titulą iki gyvos galvos. Jogaila išmintingai suvokė, kad valstybei, Lietuvai ir jam pačiam kenkia dinastinė kova. Ir dėl to jis, aišku, mato, kad tos dinastinės kovos lyderis yra Vytautas, jis perėmė iniciatyvą, Lietuvos bajorija remia Vytautą ir tos bajorijos lyderių ir tampa Vytautas. Jogaila to puikiai suvokė, kad jau tada jau tikrai neverta aukot viską ant ambicijų aukuro. Jogaila yra politikas realistas. Siekdami ramybės prie vakarinių sienų Vytautas ir Jogaila žemaičius perduoda ordinui. Užrašo. Žemių, grobio ir žmonių duoda sėkmingi kariniai žygiai. Vytautas atkeldina į Trakus ir Vilnių karaimus bei totorius. Maža to, jis sumano pats rengti kryžiaus žygį prieš netikėlius ir pasitelkęs tarptautinę kariuomenę įžygiuoja prie Vorsklos. Čia patiria triuškinantį realią valdžią ir autoritetą smūgį. Dvilypis Vytauto vaidmuo ir Žemaitijoje. Jei 1400 metais jis dar padeda ordinui malšinti sukilusius žemaičius ir po 4 metų sykiu su Jogaila juos juridiškai ir pakartotinai užrašo ordinui, tai po 8 metų, sukaupęs karinį ir politinį kapitalą, ne tik žemaičius remia, bet ir faktinai jos prijungia prie Lietuvos didžiosios kunigaikštijos. Ši situacija praktiškai išprovokuoja Žalgirio mūšį, kuris Vytautui daug svarbesnis nei Jogailai. Taktikos požiūrių turbūt galima galvoti, kad Jogaila manė, taip istoriografija kartais mano, kad didelis jėgų sujungimas ir ordino pagazdinimas įžengus į jo teritoriją privers ordiną derėtis ir išlaužti, kabutėse, taip tariant, tą žodį, reikalingų Lenkijai ir Lietuvai nuolaidų. Tuo tarpu Vytautas šitoje vietoje to taip negalvojo. Jis žinojo, kad Žemaitijos klausimas kitaip neįsispręs. O be Žemaitijos tai yra jo tėvonija. Lenkijai ir Jogailai tokio mirtino klausimo dėl Pamario, man atrodo, nebuvo. Todėl to meto šaltiniai prieš pat Žalgirį, Lenkų pusės šaltiniai teigia, kad karas vyksta dėl karaliaus brolio. Jogaila, jam Lietuva vis dėlto visada buvo svarbi. Jis puikiai suvokė, kad Lenkija yra elekcinė monarchija. Tuo tarpu Lietuvoje to kai nebuvo. Jogaila puikiai žino, kad Lietuva yra tas ne tik tramplinas, bet ir kartu ir atsitraukimo bastionas, kur pasitraukęs ją, tu žinai, kad tu gali lemti įpėdinystę. Žalgiris Vytauto karinis triumfas, o nugalėtojų neteisia. Tad visa istorija iki tampa mažai reikšminga. Didžiausia Vytauto politinė pergalė – nugalėtojo aureolė, apšvietusi Jogailos nuolat metamą šešėlį. Aišku, yra vienas dalykas. Jogaila yra karalius. Ir su karalium šnekamas. Diplomatijos požiūriu Vytautas yra šešėlį Jogailos akivaizdžiai. Dėl to reiškia, kai po Žalgirio mūšio reikia siųsti ką nors į Konstancą, tai viskas vyksta Jogailos vardu. Jogailas priekį stato Krokuvos profesūrą, o Vytautas jau yra tas, kuris pateikia argumentus, kad žemaičiai norėjo krikštyti, siunčia žemaičius, siunčia stačiatikius, kad jie irgi nori būti kartu su popiežium ir su vakarietiška krikščionybė. Tai štai, bet viskas vyksta karaliaus vardu. Beje, Konstanco susirinkime Vytautas pademonstruoja ir puikias agitatoriaus propagandisto savybės. Atsiųstieji žemaičiai taip tikroviškai pasakoja apie didžiulį norą krikštytis ir ordino piktadarybės, neleidusias atsiversti, kad bažnytinis susirinkimas patiki ir maža to įsteigia žemaičių vyskupiją. O Vytautas ir Jogaila amžiams tampa žemaičių krikštytojais.
Kita tema, dėl kurios lūžta daug iečių tarp Vytauto ir Jogailos gerbėjų, tai karūna. Yra manančių, kad Lietuvai tapus karalystę būtų pavykę atskilti nuo Lenkijos ir likti savarankišką. Kodėl tuomet Jogaila pritarė, vėliau prieštaravo, o galiausiai vėl pritarė Vytauto karūnacijai? Pirmiausia, Jogaila iki 4 savo vedybų turėjo tik dukterį Jadvygą. Jos globėjais buvo paskirti Vytautas ir jo dukra Sofija Vytautaitė. Tai reiškia, kad Jogailai mirus į sostą galėtų pretenduoti ir Vytautas. Jei ne 4 Jogailo žmona Sofija. Sunku patikėti, bet 17-metė žmona 70-mečių Jogailai pagimdo Vladislovą ir Kazimierą. Aš galvoju, kad Vytautas tada ir sugalvoja galutinai, kad reikia jam pačiam karūnuotis. Vytauto karūnavimu iš visų jėgų priešinosi Lenkijos ponai, tuo tarpu pačiam Jogailai tai buvo netgi naudinga. Jogaila irgi dviprasmiškoj pozicijai. Nu ir lyg remt, lyg ir neblogai. 2 sūnams 2 sūnus Jogaila turi. Taip kaip 2 sostai labai pridera, labai pritinka. Jogailus 2 sūnus tampa, vienas Lenkijos, kitas Lietuvos karalius. Apie tai, kokie ryšiai siejo Jogailą ir Vytautą, geriausiai liudija santykiai Vytauto mirties akivaizdoje. Nesulaukęs karūnos, nukritęs nuo žirgo, 80-metis Vytautas Lietuvą paveda Jogailai. O kas gyvenimo galia, kas dabar to jau pat laukia? Sofija toli, duktė, vienintelė Maskvoje, sūnų neturi, žodžiu, miršta tik su Julijona. O aplinkui amžinasis Vytauto, konkurentas ar Vytauto šešėlis, galime taip sakyti. Tai yra kaip tik iš tų, nuo ko aš pradėjau, Algirdaitis, Jogailos brolis, jauniausias brolis, Švitrigaila, kur yra visas Vytauto gyvenimo istorija. Tai yra Švitrigailos suėmimai, įkalinimai, paleidimai, suvokiant irgi, kad tu negali kažin ką ypatingai žiauraus padaryti. O Jogaila kaip ir buvo aukščiausias kunigaikštis. Lotyniškai yra labai tiksli savoka. Supremus dux. Vytautas yra magnus dux, supremus dux lieka po jau Vytauto mirties, kai Švitrigaila tampa magnus dux, didžioji kunigaikštis. Vis tiek Jogaila yra supremus dux. Švitrigaila nuverčiamas yra. Sėda į sostą Žygimantas Kęstutaitis, Vytauto brolis. Vis tiek Jogaila supremus dux. Tiek apie pusbrolius Vytautą ir Jogailą. O dabar apie Vytautą didįjį ir Lietuvos didžiąją kunigaikštiją. Kodėl Vytauto veikimas buvo toks svarbus ir ypatingas visose srityse? Lietuvoje nėra įtvirtintos ir įteisintos feudalų klasės. O kas yra feudalų klasė? Tai yra riteriai. Vadinasi, suformuojamas yra riterio dvaras. O riterio dvaras kam reikalingas? Kad riteris turėtų tai, ką mes matom gražiuose paveikslėliuose. Šarvus, turėtų juos šansus nusipirkti, gerus žirgus, tvirtus, mūšiui tinkant, gerą puolamąją ir gynybos ginkluotę, laiko karybai išmokti, būt kariauninku ir turėti laiko tam kariavimui. Taip ir ateina tą, ką mes santvarkų vadinam feudalizmu. Kitaip tariant, Vytautas suformavo valstybės griaučius, bajorų arba ponų sluoksnį, kurio veikimas lėmė visą tolesnį valstybės vystimąsi. Nors kita vertus, didysis Kęstutaitis savo valdymo metais centralizavo ir sukoncentravo valdžios vadžias savo rankose. Vytautas daro radikalias permainas. Jis keičia kunigaikščių teisėmis sėdinčius gediminaičius vietininkais. Permainos administracinėme valdyme yra radikalios permainos. Nors tuo metu gerokai pažangesnėje Europoje vyko atvirkštinis procesas – decentralizacija. Visgi Vytauto valdžios absoliutizmas buvo vieningos valstybės LDK pajungimas bendrai tvarkai ir tikslams, o jų būta ir socialinėme, ir kultūrinėme gyvenime. Gudavičius ir labai gražiai pasakęs. Jeigu šalis 1392 metais, kai Vytautas sėdo į sostą, buvo be rašto, be miestų, be amatų, be riterijos, tai 1410 metais jį buvo su visko tuo ir dar plus valstybių, kaimynių pripažįstama galia. Tai visą tai yra Vytauto nuopelnas. Pinigų sistema aiškiai vėl suformuojama yra prie Vytauto, mūsų tos monetikės, kurios galbūt ne vienas yra matęs. Tai yra Vytauto laikų palikimas. Tai štai jo šiandien matome ant herbo, ant kariuomenės įvairiausių ženklų,
vėliavose, matome ypač rekonstruotojai dabar Garbės kuopoje, kuri yra lydi visokius aukščiausius svečių, pasitinka aukščiausius svečių vizitus, ant, sakykime, Jogailaičių kryžius ant Lietuvos aviacijos, Gediminaičių stulpai ant Lietuvos kariuomenės, nu, ir savo 3 tie pagrindiniai daiktai, jie visur pasieja. Tai Vytauto laikų palikimas. Nereikėtų pamiršti ir Lucko suvažiavimo, kurio oficialioji versija buvo turkų grėsmės Europai aptarimas, tačiau jame buvo iškeltas Vytauto vainikavimo klausimas. O karūnuotis pasiūlė pats Romos imperatorius. Tarptautinėme forume dalyvavo aukščiausios rytų ir vidurio Europos delegacijos. Tai buvo didžiulis tarptautinis pripažinimas. Deja, dėl Lenkų ponų intrigų karūna Vytauto taip ir nepasiekė. Bet šis įvykis tebelieka viena aukščiausių diplomatinių viršukalnių istorijoje. Istorikų nuomonė, vienas svarbiausių Vytauto įvykdytų reformų – tai Lietuvos didžiosios kunigaikštijos sukrikščioninimas ir stačiatikių integravimas, ištisa bažnyčių statybos programa ir bažnytinės unijos idėjos puoselėjimas. Jogaila taip pat yra ir Žemaitijos krikštytojas, bet Vytautas yra ne tik Žemaitijos krikštytojas, o ir Lietuvos, nes jis tęsė Jogailos darbą, funduodamas bažnyčias, vienuolynus ir, o ypatingai, kas svarbu yra, kurdamas bažnytinės unijos programą, kurdamas stačiatikių atskirą metropoliją, tai yra atskira nuo Maskvos, pavaldžia tiesiai Konstantinopoliui. Kijevo metropolitai ir buvo rezidavo Vilniuje. Šiuo požiūriu Vytauto politika jį pasireiškia iki šiandien. Ukrainoje išliko bažnytinės unijos idėja, Ukrainoje išliko ir savarankiškos stačiatikybės, siekis būti pavaldžiu tiesiai Konstantinopoliui, ne Maskvai. Taip toliau, visa čia Vytautas. Tai Vytautas tolimajame Kijeve, o čia pat jo dvasią lengviausia pajusti Trakuose. Senosiuose jis gimė, praleido vaikystę, o naujosiuose tėvo pastatytoje Pilies saloje rezidavo. Čia įkurdino savo ištikimiausius sargybinius karaimus, čia vyko tikrasis dvaro gyvenimas. Didžiuliai pokyliai su dvaro etiketu, kur reikšmės turėjo net ir tai, kaip susodinti svečiai. Čia veikė žvėrynas ir grojo kapelos, o pati Vytauto ir Onos pora buvo laikoma prašmatniausiai ir nauja mada besirengiančiais. Trakų dvaro menės buvo dekoruotos įmantriausiomis freskomis. Čia jo yra gimtieji namai. Tuo pačiu Trakų žemės yra apsitai jo valdos. Ir kartu iš čia toks dėmesys ir puošybai, ir rūmų gyvenimui. Jeigu kur nors pastoviau yra, tai ką mes vadiname dvaru, bet jau tą tiesioginę prasme, tai jį pamatome Trakuose. Dokumentai Vytautą apibūdina kaip kuklų, moralų ir blaivininką. Vieninteliu trūkumu vadinamas pomėgis mylėtis dažniau nei pridera. Kita vertus, aistringai mėgo medžioklę, garsėjo savo dosnumu ir svečiams, ir priešams. Romos imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis vaizduojamas su Vytauto dovanota kepure. Nepaprastu reiklumu ir kartais net žiaurumu jis garsėjo savo valdiniams. Manoma, kad didelės įtakos jam turėjo pirmoji žmona Ona. Visuomenė tai patriarchalinė, aišku, reikia pridurti. Viską vyrai tarsi lemia, bet kaip ir šiais laikais, vyrai direktoriauja, o neaišku, kas direktoriams ką pasako jausi. Ir tai šiuo požiūriu matyt, tą, ką mes matome iš Vytauto dukros Sofijos, ypač tas pasimatė, kad yra valdo po vyro mirties viską, ką gali Maskvoje. Tai turbūt galima galvoti, kad šitą tokį charakterį Sofija atsineša iš motinos, o motina, su kuria pagarbiai elgėsi ir Vokiečių ordinas, su dovanom ir su visko kitu, tai rodytų moterų įtaką. Čia ir motinos tradicija tokia pati, čia ir žmonos tradicija tokia pati. Matyt, yra įtakingos moteris, kurios vyrai neleidžia. Ir matytava vyrai čia kažkur nieko nepranuš iš to. Vytauto pats pavyzdys tą rodo. Šaltiniai liudija Ona Vytautienė buvus labai įtakinga. Su ja skaitėsi net ordino magistras, siųsdavo brangiausių dovanų, vyno, susirgus gydytoja. Ona buvo laikoma itin puošnia ir stilinga tiems laikams. Apskritai vyko gyva dvaro korespondencija su įvairiais kraštais, taip pat ordinu. O su von Jungingenu Ona ir Vytautas labai mėgo mainytis tuomet itin madingais neūžaugomis. Bet tai tik nereikšmingi štrichai Vytauto portretui, nekeičiantys esmės. O jis ne tik Žalgirio nugalėtojas priartinęs valstybę prie imperijos, bet ir
Vytautą apibendrins reikėtų turbūt paprastai, kad neverkt ant Vytauto kapo. Vytautas yra ne Lietuvos istorijos kulminacija, kas ir dabar dažnai pakartojama, o ėjimo į kitą būtį pradžia. O kita būtis yra Lietuvos tapsmas krikščioniškos vidurio Europos ir vakarų civilizacijos dalimi. Tai visoj šitam pradžioj šito proceso, realaus proceso, ne pažadų, ne epizodų kaip Mindaugo ar Gedimino laikais, reali pradžia, viskas yra Vytauto laikuose ir net Vytauto rankose, Vytauto politikoje. Vytautas yra europinės Lietuvos istorijos pradžia.